Tai labas. Šiandien yra filmo Naujokė mokykloje antra dalis. Aš tikiu, kad tu jos tikrai laukiai ir džiaugiuosi, kad pagaliau sulaukiai. Tai, jei nori, gali pasimti kažko užkasti ir geros tau peržiūros. Nu ką, pagaliau mes atėjom. Tai jau realiai pavargau vaikščiot. Nežinai, yra išvis kažkas namuose. Nežinau, turėtų būti mama, šiaip jinai čia visada būna neventi pardavkai išėjo. Turbūt sūnelis grįžo. Labas, užeik. Labas, mama. Labą dieną. Labas. Berniukai. Ką, Leo, šiandien ne vienas atėjai. Bet greit aš jau išeisiu. O kodėl? Kur eini? Gal kažkur. O gėlis kam? Čia mane pakvietė į gimtadienį. Nu ir kas pakvietė? Šitas... net nežinau. Ką? Tai kad pakvietė... Čia mano draugė, tai yra mano pusseserė mus pakvietė, tai yra mane pakvietė, o aš paklausiu, ar galima pakviesti Leo ir Leo pasakė, galima pakviesti ir jis ateina, gėlių, mes nupirkom mano pusseserį. Tai kad tu neturi pusseserės. Tai kad aš turiu pusseserę. Mes kažkada su tavo mama plėbėjom ir jis sakė, kad tu neturi pusseserės. Tai gal jūs kažką netaip supratot, ar mano mama kažką netaip pasakė, bet šiaip aš turiu, nežinau, bet šiaip aš turiu pusseserę, nežinau, ką jūs ten kalbėjot. Einam greičiau, man taip gėda. Gerai. Tai mes jau atskubėsim eiti. Supratau, gerai. O tėčio čia nėra? Yra jis virtuviai. Virtuviai. Supratau. Tai gal ten mes jau tikrai eisim. Einam. Viso gero. Geros dienos, berniukai. Keistėje kažkokie tai. Aš kai ką pamiršau. Reikia vėl. Mama, tikiuosi, jau atidarys. Aš kai ką pamiršau. Ką tu pamiršai? Kas ten vėl? Čia jūs? Kas atsitiko? Žodžiu, mama, man tai reikia dovanos. Tai galima čia pašykį šitam. Žodžiu, aš noriu padovanoti tą namą, kur tu man buvai, tai yra, kurį man močiutė atidavė paveldėjimui. Tu nori padovanoti. Mes dviese pasikalbėsim. Tu eik už durų. Na gerai. Aš tavęs čia palauksiu. Tu nori jo pusseserį padovanoti namą? Kaip? Taip? Reikia kažką dovaną nupirkti. Ne, aš suprantu, kad tai yra tavo namas, bet tai dovanoti jai namą už nieką. Tu vis ją pažįsti? Ta jo pusseserė, išvis. Taip. Aišku. Tai namo tau reikia, taip? Tų raktų. Tai, mama, prašau, aš labai prašau. Taigi čia mano namas. Na gerai. Tikiuosi, kada nors tu būsi protingas. Pagaliau. Tavo draugelis tegu lieka lauke. Vėliau susitiksit. Ateik, tai yra labai svarbus momentas. Tai tu dovanoji namą, po to namą susigrąžinti nebegalėsi. Aš suprantu. Tai kad nelabai, kiek aš žinau. Mama.
Tu žinai, kad bet tas vyras žiauriai brangiai man pardavė šitas gėlės. Nu tai aišku, jo pusės nieko negaila. Na, mumgi negaila, tai kaip gėlių gali man pagailėti? Pinigų. Tai, nieko nesuprantu. Tu kas įsimylėjai, aš nesuprantu, kas su tavo galva darosi. Imk. Ir kad daugiau į gimtadienis tu neisi. Mama, nu jeigu tu nepažįstami žmonėms dovanoji tokias dovanas, aš tiesiog šokė. Aš ten nesuprantu, kaip aš tau galėjau leisti tą padaryti. Kas čia darosi? Tai kad namą susiruošė mūsų vaikas dovanoti savo draugo pusseserės gimtadienį. Ne, nu tu išprotėjai. Nu dar vienas, nu prašau, man jau reikia bėgti. Ne, nu tikrai tu išprotėjai. Tu namą dovanosi nepažįstamam žmogui? Nugi gana jums manęs rėkti, ate. Ne, nu bet kaip mes tokį vaiką užauginom, aš nesupratau. Namą jis susiruošė dovanoti. Tu gal kažką sumaišy? Nugi ne, aš jau ką tik raktus daviau. O Jėzus Marija. Tu žinai ką, duosi pinigų, man reikia manikiūrą pasidaryti. Ne, nu dabar aš supratau, į ką mūsų vaikas toks. Prašom. Tik tiek? O tu žinai, kiek kainuoja prisiauginti nagus? Pasimk iš viskuo. Jau rimtai įgrisot. Ačiū. Ate. Nu, kiek čia pinigėlių paskaičiuokim? Gerai, 3 milijonai. Puiku. Aš gal einu iš šį greičiau. Nu va, pagaliau atėjau. Tikiuosi mama namuose. Turinti greitai atėjo. Pagaliau jau galvojau, kažkas nutiko. Labas, mieloji. Labas, mama. Saulytė, dar kartą tave su gimtadieniu. Ačiū, mama. Tortas ten, jau viską aš papuošiau, tortas paruoštas, tai tik beliko sulaukti tavo draugės. Šiandien ateisios 2. 2? Tai reikės tada paruošti dar 1 lėkštę ir dar sulčių. O kas ji tokia? Ai, ten mokykloje naujoje aš susipažinau su viena mergaitė, ji man žiūri patiko. Na, tai tikiuosi, mes su jie draugausim. Kaip fainai, džiaugiuosi. Na gerai, einu paruošiu. Sese, labas, su gimtadieniu. Aš tau padariau atviruką, jis antram aukšte. Nori tau atnešiu? Gal vėliau tu ateis mano draugės, gal galėtum netrukdyti? O tu man tortą vėliau duosi? Nu tai aišku, kad duosi, sese. Ai, tai kur tos tavo draugės? Tai jos tu ateis, eik paruošgi lėkštę. Gerai. Tikiuosi, aš nepavėlavau. Atrodo, čia jos, palauk, sese. Labas, mieloji, su gimtadieniu. Ačiū. Čia tau ir dar čia tau, tuoj palauk. Šimsiu dovanas. Su gimtadieniu dar kartą. Labai ačiū, 2 dovanas ir gėlės, žiauriai faina. Ačiū. Prašau. Gerai. Tai einam prie stalo, ar kaip? Tuoj dar gal palaukim kitos mano draugės. Kitos draugės? Nieko sau. Tai čia, tai tavo naujoji mokyklai? Labas! Oi, labas, mažytė. Labas. Tavo sesės plaukučiai tokie ilgi. Ačiū. Nu, bet rimtai tavo sesės plaukai žiauriai ilgi. Oi, nu kas ten žodžiu. Ką ten mes kalbėjom? Tai aš jau irgi nepamenu. Ai, taip, apie draugę tavo, taip? Taip. Tai čia naujojo mokykloje, žodžiu, aš susitikau su vienam labai faina mergaitė. Ar dabar esi draugės? Taip, turėtų ateiti, aš ją pakviečiau.
Gerai, tai galim palaukti, aišku. Šitą kuprinis nespėjau pasidėti. Tikiuosi šitie namai. Paskambint, o jeigu ten ne jos namai, aš paskambinsiu kitiems žmonėms, vis tiek. Tikiuosi viskas bus gerai. O čia atrodo ir ji. Labas, čia tavo namai? Oi, kokie dideli. Ačiū. Čia tau. Ačiū, biškai palaikyk. Ačiū. Ir tai dovanas išimsiu? Vaimk. Tu nupirkai taip greitai, tiek daug. Ačiū. Prašau, mangi nesunku. Dar net nespėjau namus užeiti, kaip dovanų liekiau pirkti. Supratau, gerai nieko. O kas čia? Ai, čia mano draugė Austėja. Labas, Austėja. Labas, koks tavo vardas? Aš Miglė. Malonu susipažinti. Ir man. Tai čia tavo ta draugė, taip? Taip. Čia jūs dabar mano dvi draugės, kurios atėjo į gimtadienį. Tai gal jau eiskim? Gerai, einam. Aš tik tai čia nieko nežinau. Taip, tai pirmą pakuosiu tavo dovanas, Austėja. Man taip įdomu, kas čia galėtų būti. Kokie gražus drabužiai, su kecai. Oi, mano mylimiausia grupė. Taigi, man jau visą gyvenimą apie ją žiūžėjai. Jau rimtai, užsiminiau jau per miegus 12 valandą, atminčiau šitą pavadinimą. O čia kas? Ne, tu juokauji, čia rimtai. Taip, su šitais ženklais jos nusifilmavo per vieną tą savo video. Ir čia jie originalus. Kaip tu juos suradai, o dieve, ačiū, čia rimtai originalai? Taip, ačiū labai, labai ačiū. Gerai, tai dabar atpakuok mano dovanas. Gerai, tai palaikyk lėlės. Įdomu, kasgi čia galėtų būti. Kokie gražus daiktai ir sąsiuvinys su šuniukais. Čia mano mylimiausia šuniuko veislė. Ačiū. Čiagi šitą pižamą, kur aš norėjau. Man svajonių daiktas. Gertuvė? Nieko savo nesitikėjau. Ačiū, žiauriai fainai. Labai miela. Irgi čia su meškiuku, taip. Taip, ir gėlės. Ačiū labai, jūs nuostabit. Užsidėkim kepurėlės. Gerai. O tik tai aš biškį dar. Atsiprašau. Va. Ir va mano kepurėlė. Kaip fainai. Tavo gimtadienis nuostabus. Tikrai geras gimtadienis, šaunuolė. Ačiū. Šiaip čia labai daug ką mama ruošia. Gal prisėskim tada? Gerai. Su gimtadieniu. Gerai, tortas, va. Tai dabar reikia galvoti norą, taip? Taip. Tikrai šitie namai? Taip, man Miglė pasakojo. Tai yra nepasakojo, aš girdėjau, kai kalbėjau su ta naujokė. Na gerai, tai aš einu tada, ate. O kas čia atėjo? Jūs dar kažką kvietėt? Kažkas atėjo? Taip, ką taigi jų durys buvo skambutis. Keista, aš daugiau nieko nekviečiau. Nu, tai einam pasižiūrim. Tu? Labas. Iš kur tu žinai, kur aš gyvenu? Vienas paukštelis pačiulbėjo. Jaugi Miglė papasakoja. Ne, čia ne ta tavo draugė, čia mano draugais išgirdo, kaip tu kalbėjai su Miglė. Supratau. Ir tu nusprendė ateiti į mano gimtadienį nekviesęs. Taip, tikiuosi neišvarysi. Aš kad išvarysiu, eik iš čia. Kaip suprasti? Va taip ir suprasti. Gerai, taip bent jau pasiimk dovanas. Ačiū labai, bet... Na, galėtum gal eiti. O kas jis toks? Čia mūsų klasiokas. Tai irgi kvietei? Ne, aš nežinau, iš kuris čia. Tu tikrai jam nieko nesakyk, aišku, kad ne. Na
Gerai, tai eik čia. Atleisk už sutrukdymą. Išvariai. Nu jis atėjo į mano gimtadienį nekvistas. O ką jis tą padovanojo? Nežinau. Kas čia? Čia kas? Raktai? Nu ko raktai? Kas čia? Kokie raktai? Kas čia? Kas čia parašyta? Čiagi šitie namai! Juos rodė per televizorių. Kas tau davė šitą dovaną? Kažkoks berniukas, mano klasiokas, ką tik atėjo ir man davė. Čiagi šitie, čia patys brangiausi čia pats brangiausias namas mūsų rajone. Matai, čiagi parašyta, matai, popierėlis. Oho. Nu nieko sau. Jis ką tave įsimylėjo. O Dieve, kur jis? Ką žinau? Taip, tai mano vaizdo įrašas atėjo į pabaigą. Tikiuosi tau patiko. Jeigu nori trečios dalies, parašyk komentarus ir aš nufilmuosiu. Tai jeigu turite kažkokių tai klausimų arba norite kažką pabrėžti, nežinau, kažkokią klaidą, ar kažką parašykite į komentarus, labai mėgstu skaityti jūsų komentarus, ypač gerus. Tai jeigu norėtumėte kažko pasidalinti, tai būtinai parašykite. Tai iki.